iš po vakaro. Vos atsikėliau šiandien. Dūžęs visiškai. Skrandis nedirba. Karšta, šalta. Dabar irgi akis kaista. Atrodo, tuo apsiversiu. Vos galiu pajudėti. Ir valtį pas atkeliu. Kuo toliau, tad dažniau apie evakuaciją galvoju. Šitą upę, kaip ir vakar sakiau, nepanašiai perspektyvę. Pilna visokių augalų, stabdis žiauris. Nu ką, viskas. Nebepaplaukiu. Atrodo, vietoj kapojęs, kokius 4 kilus nuplaukiau ir daugiau neina. Tai čia nais, šito vietoj išsikviečiau medikopterį. Medikopteris paimsi čia. Ir evakuos į kaimą. Net ir eit neišeina. Kojos nudaužytos. Tai netgi skauda. Diena po evakuacijos. Evakuacija praėjo sėkmingai. Šiek tiek jau atsigavau po vakaro. Vakar buvo visai prastai. Ir temperatūra buvo kilus. Su kojom irgi vakar vos galėjau vait. Kojų gydymas jau vykdomas. Kojos, ypač dešinė dar sutinus. Ir visus nubalnotos kojos. Šią dieną taip ir atrodo. Iš viso buvo nuplautos 155 km. Buvo sustota upėje Lėvuo. Iš ten ir vyko evakuacija, kaip ir matėt. Visas didžiausias sužalojimas, kurį rodžiau, tai įvyko vadinamai super upėj. Pasirodo, ten yra ne upė, o kanalas. Sandžilės kanalas, 8 km ilgio. Tai norint prasinešti valtį pro šoną, jeigu ten visai neįmanoma praeiti, tai ten irgi buvo reikalų, nes status šlaitai, tai buvo sudėtinga. Ir prižėlė, šabakštynai didžiausi, šakis. O tarkim, turėjo būti taip. Apibendrinimui, šiemet turėjau kelionę Baidare 5 dienų, 6 diena buvo evakuacija. Pernai turėjau kelionę dviračiu aplink Lietuvą per 12 dienų ir užpernai turėjau kelionę į kaimą pėsčiomis 170 km per 3 dienas. Tai sunkiausia, tai yra gal skausmingiausia kelionė, tai būtų pėsčiomis, sunkiausia Baidare ir pati, sakyčiau, smagiausia gal kelionė dviračiu. Tai jūs irgi susigalvokit savo kelionę, pradėkit ją, pabaikit ir sėkmės. Gerų atostogų.